Na ką, sveiki visi. Šį kartą siuntinys bus iš Amazon. Taip išpakuojam. Oi, kas čia dabar? Išpakuojam, pasižiūrim. Čia turėtų būti USB jaudžiok. USB toksai testas, matot. Product name, USB tester, manufacturer, ten kažkoks šinžinis. Telefonas, manufacturer room. Taip. Vienas pigesnių, tarp kitko. Nu toksai. Su instrukcija, kaip matot. Ir kas čia? Micro USB input. Okay. Čia adapteris tiesiog micro USB. Okay. Įdomi. Tai čia USB turėtų būti, aš kaip suprantu. Taip. Nieko nesuprantu. Tai... Geras. Turėtų įsidėti USB. Supratau. Okay. Įsidėjo. Puiku. Nu, šitas jau mes micro USB nebenaudojam. Tai neaktualu. Taip, žiūrim. Įdėta power meter. Įdėta instrukcija didžiulė. Taip, mygtukų yra. Mygtukas yra. Display ir reset. Jeigu ilgiau palaikot, bus reset. Jeigu vieną kartą paspaudžiat, tai keičiasi turbūt parodymai. Taip, pabandom pakrauti telefoną. Taip. Welcome rodo. Wow. Ir temperatūrą rodo. Laiką rodo. Taip, ką ten daugiau vatos, man atrodo, rodo, ne? Nematau per ekraną. Normaliai. Štai. Gerai, pajungsiu telefoną. Output. Wow, neblogas, tik labai tamsiai rodo. Įjungiau. Welcome. Įjungiau krovimą, žiūrėk, kad rodo 4 voltai, 494, 1,45 ampero. Kas ten, 17 vatų, 7 vatai, 8, ne? 30 laipsnių šilumos. Čia rodo kiek miliampervalandžių. Ir ohmus, ką čia rodo ohmus? Per ekraną soriukas nesimato. Čia rodo daugiau duomenų tiesiog. My god, kiniečių kalbą daro. Taip, cap, power. Jo, vatai. Vatai, amperai, temperatūra. Netgi taip patogiau. 4,3, 4,6, 7, 19 vatų. Fainas. Visa informacija matos. Žiūrėk, kad ir kreivės dar visokios schemos. Nu, nežinau, ar to long percenter.
O, netgi System Settings, ar žiūrėkit. Default setting, clear data, standby style, capacity ratio, exit. Fainu, aš tai tą pasirinkčiau. O, prieš tai kur buvo. Kas kaip, ne, display off nereikia. Tai visai nieko ir toksai, kiek ten, 15 eurų kainavo. Aš galvoju, kad bus tik tai ta, vienas ekranas ir viskas, o čia pasirodo biškį daugiau rodo. Ir toksai geresnis negu kažkokią aš turėjau prieš tai rodžiau. Okay. Vatus rodo gerai. Čia omus rodo, ar ką? Ok, nesvarbu, ir laiką per kiek pakrauti. Įdomu. Ir turbūt galima, jeigu ilgiau palaikus, ne, nieko neveikia. Aišku, galvoju, gal galima išsaugoti, ta prasme, krovimo rezultatus ar dar kažką. Gerai. Puikiai veikia, man patinka. Tik labai tamsiai. Nieko nesimato. Taip, plugin. Aha, pasižiūrim. Ką čia, charging. Speed and quality of charging cable. Charging, paste the cable, stupid one. Ok. Tai va, žodžiu taip. Tai ką, toks paprastas, greitai va, o geras. Tai čia jisai pats kažkiek sekundžių keičiasi, žiūrėkit. Kažkaip rodė kitaip lygtai, ne? Na ir gerai. Aišku, reiškia kraunasi, viskas gerai. Gerai, tai nuorodą įdėsiu ir iki kitų kartų.